Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje vyksta projekto Ilka inovacijų savaitė. Čia daugiau nei 120 susirinkusių studentų 2 dienas trukusiame hakatone gvildeno startuolio suformuluotus iššūkius. Keliaukime pakalbinti, kaipgi sekėsi studentams dirbti 2 dienas šiame hakatone. Kaip susidūrėt su startuolio iššūkiu? Kokia pirma mintis gavus tokią užduotį? Tai mes galvojom, ką padaryti pradžiai. Tai galiausiai sugalvom konteinerį, kas gal nebuvo labai gera idėja, bet mes įgyvendinam ją, manau, ir gal kažkas išeitų, jeigu padarytum tai realybėje. Kaip priėmėt jūs startuolio suformuluotą iššūkį, ar buvo daug sudėtingų problemų įsprendžiant? Aš pasakysiu taip, vis tiek šis projektas pagrindiniai yra sudarytas iš problemų ir mums reikia atrasti tas problemas ir pagerinti jas, išspręsti jas, pagerinti tas esamas problemas. Tai tiesiog mes visi susidėjom, nebuvo jokių neapykantų, buvo labai daug idėjų, išsirinkom pačią geriausią, pačią, kaip sakoma, universaliausią, kuri nebuvo pakartojama, nes rinkoje nebuvo šitų labai daug projektų, būtent labai mažai. Tai viskas puikiai sekėsi, mes su visais susišnekėjom, viskas gerai. Buvo kliūtis, kaip gal negalėjom dėl dizaino ar kažko susitart, bet, kaip sakoma, draugystė visą laiką laimi, mes esam sausainiai ir mes mylim vienas kitus. Pati inovacijų savaitė yra skirta iš esmės su klimato kaita susijusiam padariniam. Ne? Apie inovacijas mūsų studentai ne pirmą kartą kalba ir tikrai mes ir per paskaitas, ir kolegijoje, kituose renginiuose nagrinėjom šitą temą. Bet hakatonas, kada tu visą dieną gali sėdėti ir generuoti idėjas, kalbinti iššūkio formuotoją čia vietoje, kartu konsultuoti su juo tikrai pirmą kartą ir studentam, aš manau, patiko. Iš tikrųjų, tai labai džiaugiuosi, kad šis projektas vienyje labai daug suinteresuotų šalių ir kartu su partneriais iš užsienio, iš Suomijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Ukrainos mes kūrime klimato kaitos ekosistemą ir sprendžiame iššūkius būtent susijusius su klimato kaita. Ir ši savaitė išskirtinė yra tuo, kad mes visos savaitės metu visus suvienijom. Mes turime startuolį, kuris pateikia iššūkį studentams, turime daugiau negu 120 studentų, kurie tai iššūkį sprendžia ir manome, kad šios savaitės rezultatas atneš poveikį ne tik konkrečiam verslui, bet ir visai Lietuvai. Kągi turim hakatono nugalėtojus, jais tapo ne! Ar džiaugiatės? Aišku, džiaugiamės, labai smagu, kad buvom įvertinti. Labai, turėjom planą laimėti ir padarėm. Svarbiausiai, kad mes likom vieningi, viena bendra komanda. Na ką, hakatonas baigėsi, 14 komandų, studentų 14 idėjų, minčių. Ar bus ką pritaikyti praktikoje? Iš tikrųjų, džiugu, kad yra tas finalinis variantas, kuris yra išsirinktas. Be abejo, norėtųsi turbūt tas geriausias kelias komandas sujungti dar į krūvą, dar keliom dienom, tada pasimatytų tikrai geras rezultatas. Bet laimėtojai pasirodė tikrai gerai ir puikiai, sakyčiau, nes gan detaliai priėjo prie tos visos problematikos ir idėjos. Tai dėl šito labai džiaugiuosi, kad profesionaliai studentai padirbėjo su šituo ir rezultatas tikrai pritaikomas. Tai reikia su tuo šiek tiek daugiau paoptimizuoti ir tikrai geras rezultatas, konceptas puikus. Mes džiaugiamės, kad startuoliui patiko. Minėjo, kad jeigu apjungus kelias idėjas, galim padaryti tikrai labai gerą produktą ir vieną mintį. Tai susitinkam kitam hakatone, pakviečiam vėl startuolį ir vystom toliau mintį. Ok? Dylas? Iki, ačiū. Iki.